Vilniaus samitas jau istorija. Jis neabejotinai buvo žingsnis pirmin, ypač lyginant su ankstesniais rytų partnerystės samitais. Tačiau šiandien turime žiūrėti į ateitį ir ieškoti politinio sprendimo dabartinėje situacijoje. Šimtai tūkstančių ukrainiečių reikalauja, kad Ukraina neatsisakytų strateginių tikslų – eurointegracijos kelio. Vietoj to prezidentas Janukovičius jiems siūlo strateginę partnerystę su Rusija. Šiomis dienomis Europos Sąjungos ateitis ir Rusijos ateitis sprendžiasi Euromaidane. Ukrainas į Europą, tai skanduoja mitinguotojai. Ukrainos aukščiausieji pareigūnai deja nėra pasirengę klausyti savo piliečių. Vietoj to tapome liudininkais jėgos panaudojimu. Negana to, Ukrainos lyderiams stinga politinės valios atsispirti Rusijos pažadams ir pasiūlymams, kurių esmė aiški – išlaikyti Ukrainą savo įtakos zonoje. Ukrainoje politinė, finansinė ir ekonominė krizė. Siekiant išvengti gilesnės krizės, geriausias politinis sprendimas – priešlaikiniai prezidento ir parlamento rinkimai. Ši valdžia yra praradusi ir didelės dalies Ukrainos piliečių ir Europos partnerių pasitikėjimą. Ačiū.